Asmeninė legenda. Dalykas, apie kurį prieš pusę metų net, nereikia ten apie 5 ar 10 metų, prieš pusę metų dar net nebuvau pagalvojęs, net nebuvau kėlęs tokio klausimo, staiga virsta realiai priimamų sprendimų. Sveiki, įsijungę YouTube kanalą Kiemo Magas. Pradėjau skaityti Paulo Coelho knygą Alchemikas ir ten yra vienas labai geras išsireiškimas – asmeninė legenda. Šiandien, besitvarkydamas apie namus, papasakosiu jums apie savo asmeninę legendą. Apie dalykus, kurių praktiškai niekas dar nežino, apie sprendimą, kurį žino turbūt maksimum 10 žmonių. Video nebus ilgas, likite įsijungę ir sužinosit tai, ko dar niekas nežinojo. Šalčiai baigėsi, reikia pasikurti techniką. Reikės nusiplaut, susitept, bet šiemet man jos reikės šiek tiek mažiau negu pernai. Bet apie viską nuo pradžių. Mažai kas žino, ypatingai iš mano statybų turinio stebėtojų, mažai kas žino, kad su socialiniais tinklais, su video turinio kūrimu aš jau susietas apie 5 metai. Pažiūrim, ar užsikurs. Užsikūrėm. Reikia pakrauti ir kitą kumą, per žiemą visi išsėdo. Kol ekskavatoriukas padirbs, aš pasijungsiu krauti šitą. Kūriau turinį apie motociklus. 2 metus. Bet ten man neipatingai sekės. Aha, kaip dabar nuleis tave? Va tai tau nenusileis. Nebent pabandom mechaniškai. Gal šiek tiek pasileis bent. O, biškelį. Daug nereikia. Kiek čia man trūksta? Blemba centimetriuko. Tai žodžiu, kūriau turinį apie motociklus. Ir turint omeny motociklų rinką Lietuvoje, gal ir neblogai ten man sekės, bet toli gražu ne taip kaip su statybom. Buvau žiauriai užsikrėtęs motociklais, ir labai daug ten investavau. Atsidariau garažiuką su vienu jaunu tokiu meistriuku. Iš po garažiuko, ten mums gal ne visai viskas gerai susiklostė, bet viskas ten tvarkoj. Tada man pasiūlė vienas pažįstamas atidaryti Šiauliuose parduotuvę motociklų. Atsidariau ir viskas baigėsi ne visai bankrotų, nes bankrotas yra oficialus dalykas, bet virš 10 000 minuso. Po šitos mano nesėkmės praktiškai vienu metu sekė ir mano skyrybos. Ir tai mane gan smarkiai, taip pavadinkim, sudaužė. Ir aš nebenorėjau nieko. Jokių socialinių tinklų, jokių YouTube'ų, nieko. Vėl buvau priverstas išvažiuoti į Daniją, nes reikėjo atiduoti skolas. Išvažiavus į Daniją, ten buvo irgi visko. Pradžioj dirbau pas tokį lietuvį, paskui su juo ten vyko konfliktas, gan nemenkas. Mėnesį gyvenau automobilyje. Automobilis nebuvo didelis, Opel Astra, hatchbackas, net ne universalas. Tai tam automobilyje buvo ir mano įrankiai visi, galinės sėdynės atlenkęs laikiau ir laikiau tenais visus įrankius, kastuvai, grebliai, visa kita, o ant priekinės sėdynės miegodavau. Miegodavau fūrų aikštelėj, nes tenais buvo degalinė, kurioje buvo dušas. Šito, man atrodos, net ir nesu viešai pasakojęs. Kraunasi. Padirbus Danijoje, pavyko atiduoti skolas ir tada pradėjau galvoti, kas toliau. Atsidariau įmonę, lietuvišką įmonę, ir dirbau Danijoje su trinkelėm, su kiemais ir sekėsi tikrai neblogai. Bet galiausiai atėjo kažkoks momentas, kad supratau, kad, jeigu aš gyvensiu Danijoje, dirbsiu Danijoje, tai, vaikų nematysiu. Ir nusprendžiau grįžti į Lietuvą, tada dar nežinojau, kad ir Lietuvoje vaikų ten nebaisiai ir matysiu. Bet čia kita istorija. Tiesiog, čia yra gyvenimas, kai išsiskiri, kartais taip jau nutinka, ne viskas vyksta palei tavo valią. Grįžau į Lietuvą, susipažinau su
žmonėm, kurie užsiima kiemų įrengimu, su žmogum tiksliau. Vienas bičiulis suvedė ir pradėjau dirbti pas jį. Dirbau toks kaip pusiau freelanceris, nes turėjau šiokius tokius įrankius ir turėjau visas žinias, manęs prižiūrėti nereikėjo. O, kiek čia vandens. Galima sakyti, kad Mariaus dėka pradėjau Lietuvoje įsitvirtinti. Prisirinkau objektų ir tada jau galutinai pakeičiu įmonės pavadinimą, nes iš pradžių buvo ne Kiemo magija, o Lauchholzanlage. Tai Anlage yra žodis, kuris apibūdina kiemų įrengimo darbus, bet ne sodininko, o būtent trinkelisto, tvoros, terasos ir panašiai. Ir po truputį vėl grįžau prie socialinių tinklų. Po truputį pasveikau emociškai, dvasiškai, bet galutinai tą padaryti man padėjo Dovilė. Dovilės atsiradimas iš tikrųjų labai daug dalykų mano gyvenime pakeitė. Už ką esu dėkingas jai labai. Ir socialiniai tinklai vyko sklandžiai, augo sklandžiai. Ir dabar esu čia, ar ne? Apie tą asmeninę legendą kalbant, apie kurią užsiminiau pradžioj, tai aš esu pakankamai kūrybos žmogus. Man patinka kurti. Dėl to man patiko ir kiemų įrengimas, nes kiekvienas objektas skirtingas, tu vis turi kažką naujo sugalvoti, kažką kitokio. Ir tai iš dalies išpildė mano norą kurti, bet tik iš dalies. Po truputėlį mano, tai pavadinkim, kūrybinis potencialas turėjo vis didesnę galimybę pasireikšti. Darbas socialiniuose tinkluose po truputėlį man leido sugeneruoti šiokias pajamas. Ir galiausiai pradėjau vesti LRT LT laidą Statybų patruliai, kas dar labiau man parodė, kaip vis tik man patinka šitas darbas. Ir šią žiemą turėjau pakankamai laiko pagalvoti, nes buvo pirma žiema, kai aš fiziškai nieko nedirbau. Pavyko šiais metais šiek tiek susitaupyti, plus, kaip ir minėjau, socialiniai tinklai man leido šiek tiek sugeneruoti ir aš tiesiog turėjau laiko apgalvoti daug ką. Ir kuomet aš pradėjau galvoti, mano rankose atsirado knyga Manifestavimas, pirma dalis, antra dalis, ir suvokiau, kad kartais gyvenime nutinka labai neplanuoti, labai netikėti dalykai. Ir žinot, tada pagalvojau, o ką jeigu pabandyčiau tapti video turinių kūrėjų full time? Ką jeigu video turinio kūrimas virstų mano darbu? Ir šitą mintį aš laikiau savy mėnesį, gal ir 2. Galvojau apie tai nuolat ir nemeluosiu, radau ne tik tais už, bet ir dalykų, kurie sakytų prieš. Ir buvo sunku apsispręsti. Bet šią žiemą užsirašiau į mentorystės programą, kur dideli verslininkai padarė vieną ar net kelis didelius verslus, padeda jaunam verslui. Ir mano mintis buvo vystyti, puoselėti įmonę Kiemo magija ir tapti, jeigu ne didžiausiu, tai bent jau žinomiausiu arba norimiausiu kiemų įrengimo specialistu. Ir mes turėjom vieną pokalbį su mentorium prieš tą programą, prieš jai pasitvirtinant, pasižiūrėti, ar sutampa biolaukai su mentorium. Ir mentorius galutinai sudėliojo man taškus per kokias 5-10 gal minučių. Asmeninė legenda. Dalykas, apie kurį prieš pusę metų net, nereikia ten apie 5 ar 10 metų, prieš pusę metų dar net nebuvau pagalvojęs, net nebuvau kėlęs tokio klausimo, staiga virsta realiai priimamų sprendimų. Tai pirmą kartą garsiai ir viešai pasakau, kad priėmiau sprendimą tapti pilno etato video turinio kūrėjų. Nemeluosiu, sprendimas tikrai bauginantis ir vis dar turiu įvairiausių nuogastavimų, bet supratau vieną, kad gyvenimas man davė šansą pabandyti. Už manęs ir aplink mane yra namai, kiemas, kuriuos
visiškai neplanuotai su Dovile įsigijom. Ir kai pradedi galvoti apie ženklus, supranti, kad turbūt tai yra sprendimas, kurį aš turiu priimti. Namai, kuriuos reikia sutvarkyti. Kiemas ir pastatas, kurį realiai reikia paversti namais. Bendrai čia yra apie 2 metai darbo. Dirbti su kiemo įrengimu ir pats tvarkytis aš nepajėgsiu, neužteks tiek laiko. Dirbti su trinkelėmis, su kiemais ir samdyti meistrus kiekvienam darbui, aš tiek neuždirbsiu. Ir galiausiai nusprendžiau surizikuoti. Turiu turinio turbūt 2 metam. Jau dabar pavyksta sugeneruoti pinigų tiek, kad galima išgyventi. Alimentus išsimokėsiu, mokesčius sumokėsiu. Fuck it. Jo, pirmą kartą viešai tą pasakau. Tiesa, dar negaliu sakyti, kad nuo šiol esu full-time video turinio kūrėjas, nes reikia pabaigti vieną objektą, kurį pradėjau Va, kas yra video turinio kūrimas. Į balą atsisėdau. Ir normalią balą. Nesvarbu. Turiu pabaigti vieną objektą iš pernai metų. Ir vienas objektas yra, kur pernai metais paimtas labai minimalus avansas, jį galėčiau grąžinti, bet tiesiog su žmogum pakankamai gerai sueinam, tai nusprendžiau, kad tą objektą taip pat dar pabaigsiu ir tuomet viskas. Nuo maždaug birželio mėnesio aš būsiu vien tik tais turinio kūrėjas. Kažkam tai nepatiks, kažkas galvos, kad esu tinginys, o iš principo tai statybos lieka su manim. O dabar jau turėtų nebeišsikrauti akumas. Mano turinys vis dar paremtas statybomis. Dabar metai, o gal net ir 2, tikriausiai 2 namų įrengimu. O toliau bus įvairūs objektai, projektai, bet jie bus ne tam, kad išgyventi, o tam, kad kurti video turinį. Jeigu galima tai pasakyti. Žingsnis, kuris yra labai rimtas, bet nežengę šio žingsnio, manau, kad tikrai smarkiai ateityje galėčiausi. Reikia stebėti ženklus, kuriuos duoda visata, kuriuos duoda Dievas, vadinkit kaip norit. Aš tuo tikiu. Ir man atrodo, kad man yra duota galimybė, kurią aš labai vertinu, už kurią aš esu labai dėkingas ir aš ją pasinaudosiu. Pabandysiu. Jeigu man nepasiseks, nors nėra priežasčių, kodėl turėtų nepasisekti, jeigu man nepasiseks, aš visada galiu grįžti prie darbo, kurį jau įrodžiau savo ir kitiems, kad puikiai sugebu. Bet kodėl nepabandyti įrodyti savo ir kitiems, kad tu sugebi daugiau? Tikiu, kad bus žmonių, kurie nustos mane stebėti, nes nesupras mano sprendimo, jiem nepatiks, kad neva tai aš nebe statybininkas, bet čia ir yra įdomiausia, kad aš nesu kažkoks, nežinau, iš TV ar aktorių šeimos atėjęs žmogus, aš esu tiesiog bičas, kuris per gyvenimą matė tikrai daug visko. Ir ką aš jums įžangui papasakoti, čia yra tik tais dalelė tų sunkumų mano gyvenime. Tikrai visko buvo. Esu matęs, kaip turbūt ir dauguma 90-ųjų, ir kas yra buitinis smurtas, kas yra alkoholizmas. Nesakau, kad mano tėvai alkoholikai ar smurtautojai, bet tiesiog mano rate buvo visko. Paskui augau vienam prastesnių Kauno mikrorajonų tuo metu, kai jis dar buvo prastas. Ten irgi buvo visko. Žinau, kas yra patyčios, žinau, kas yra kovojimas už save. Vėlesniais metais žinau, kas yra artimųjų išdavystės ir panašus dalykai, kas yra panikos atakos ir noras, arba bent jau pagalvojimas apie tai, kad galbūt man jau gana šitų sunkumų žemėje. Visą tai praėjau ir galiu drąsiai pasakyti, kad visą tai tave augina, tave formuoja ir daro tave stipresniu. Jeigu nesigrebi, nežinau, antidepresanto ar kokio kito šūdo, o tiesiog pritariu. O tiesiog eini per tai ir kovoji su tuo. Ir per visą tą paprastą
bet sudėtingą gyvenimą einant, ieškant savęs, atsidūriau čia. Niekas manęs čia netvedė, niekas manęs čia nepakvietė. Tiesiog gyvenimo virsmas davė šitą mintį. Tai toks šiandien tas epizodas. Kažkas sakys apie nieką, bet man tai yra turbūt pats sunkiausias epizodas ir pats sunkiausias turinys, kokį esu sukūręs, nes tai yra labai asmeniška. Galvojau laikyti šitą savo iki galbūt birželio kokio, o gal net ir vėliau, kol kažkam kils klausimas, kodėl tu nebedirbi su trinkelėm, visą laiką namie ir namie. Bet nusprendžiau, kad noriu tai pasakyti, kad tai taptų kūnu. Ne tik žodžiu, bet ir kūnu. Ačiū visiems, kas palaikysit toliau arba net stipriau. O aš keliauju toliau savo legendos įgyvendinimo. Galbūt tai net nėra mano legenda. Galbūt tai yra etapas, kuris atves prie kažko kito. Ir aš tą priimu ir džiaugiuosi tuo. Ir labai stengiuosi džiaugtis kiekviena diena ir kiekviena gyvenimo pamoka, kiekvienu gyvenimo apdovanojimu arba nubaudimu. Nes visa tai yra privaloma ir visą tai reikia išgyventi. Tai dar kartą ačiū, kad išklausėt ir linkiu kiekvienam siekti savo asmeninės legendos. O jinai gali būti visokia. Ir neretai, net ne tokia, kokią galvojot esant. Iki.